Eglė, skaityk apie šitą miestą. Tai atvažiavom į Materos miestą. Garsėja savo senoviniais urviniais namais, žinoma kaip Sasi. Manoma, kad čia būstai išraižyti kraštovaizdyje yra tarp pirmųjų žmonių gyvenviečių Italijoje. Jie datuojami 9000 metų atgal. Matera buvo labai apleista ir tik 80 metais pradėta ją atgaivinti. Ir jinai yra įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai va, daug labai urvų, namai urvuose, tai dabar tik atvažiavom pirmos stotelė čia, po to dar važiuosim iki kažkokios pilies. Tai po daugiau pabandysime aplankyti. Pasižiūrėsim čia šitas olas. Iš tikrųjų važiuojant į miestą matėsi vien uolos ir anksčiau kažkokie tai pastatai buvę. Niek čia labai slidu ant tų šiaudų. Pats slydau biški, čia šiaudai tokie yra. Ir visas miestas va aplink su tokiom olom, tai į centrą nuvarysim Pilitą ir kaip Eglė sakė, tas olas čia daug kas rekomendavo atvažiuoti, tai šiaip pamatėm, va, kad gražiai tokie kaip kanjonai ir matosi, va čia apsisuka jisai aplinkui pro ten, va tokias tenais aplinkui, o čia namai daugiabučiai, tai va judam. Matėja, vaikštom po Materos senamiestį, tikrai šitą miestą rekomenduojam. Eglė rado kažkokių tai lankytinų vietų ir labai gražu. Kalnai tokie, parodysiu, yra dabar kaip namai atrodo vietinių, įsispraudė į senamiestį. Nusileisti čia truputėlį reikės laipteliais, mačiau ir bažnyčios irgi labai gražios. Tai čia žiūrėkit, kokia panorama. Tai kaip spūdingai atrodo. Ten, kai matėm tą kanjoną, tai panašiai čia turbūt vat tarp kalnų ir įsikūręs tas miestas. Nežinau, kažkaip dar nieko panašaus nemačiau. Per filmus tik tai, kai bėgioja nusikaltėliai per stogus. Gražu. Einam žiūrėt, kur šeimyna mūsų biški į parduotuvę užsuko kažkur. Ką mama rašė? Į priekį paėjo gatvį. Einam mamos ieškot. Čia centriukas toks. Tuktukai važinėja, turistus vežioja. Šiaip pasistatyti mašiną gana greitai radom, apsukom visą miestą. Ir nebrangus parkavimas už 1,5 valandos. €1,50, tai pusę valandos 50 centų. Iš viso su parkingo kainom Ispanijoje nėra problemų arba nemokamas, o jeigu mokamas, tai Italijoje, atsiprašau, pasakiau Ispanijoje, o jeigu mokamas, tai nebrangus. Žiūrėkit, čikitas, kokias pamačiau. Turi įtarimo, kad čia lietuvės. Dvi. Turi įtarimo, kad jis lietuvės, ne? Pusiau maišytos. Tadžikas? Tadžikas ir baltarusas, tadžikų ir lietuvė maišytos. Lietuvė miksas. Gerai. Bet labai greitai adaptuojame šalyse, dabar biškelį kaip ir Italija, ne Lietuva, bet... Gerai. Dovanėlės tik perka draugiam, ne savo. Va čia, prie pat 100 metrų. Kažką rado Eglė, bet nežinau pati ką. Žiūrėkit, kaip gražu. Jau net laiko nebeturim skaityti, tik tai grožimės. Net turėsim laiko, dabar tik einam į kitos vietos, nes nikto užsidarys. Ai, ten siesta vadinama užsidaro dėl karščio turbūt. Bet čia tie visi papuošimai, žinok, matau tos pačios lempūnės visuose miestuose, tai kažkokia čia šventė jų nacionalinė bus, nes visų labai panašių stilium. Oi, kaip čia gražu irgi. Eglė veda, žiūrėkit, ir čia pastatas koks. Labai labai gražu aplinkui. Yra tikrai čia tų vietų, panoramų. Čia kažkur. Eglė ieško, kur mūsų pramoga. Negražiai? Atėjom Palombaržo lungo, kažkokios vandens cisternos, užsidaro greitai, tai mes kaina, va ir laikas yra kaina 3 eurai suaugus. Majestic Water Cistern, the biggest cave in Matera, didžiausias urvas Materoje. Va taip pat vanduo po apačia. Gražu, čia kolonos miesto yra aikštės.
Leidžiamės į rūsį. Eglė, gerai čia atradai. Eglė nežino, kas bus. Čia vandens cisternos rašė. Kažkokios tai didžiausias. Kiek? 5 milijonai litrų vandens cisternos. Ir labai irgi temperatūra pakrito. Labai gera dabar po viso to karščio. Leidžiamės laiptukais į apačią. Vanduo aplinkui. Pažiūrėkit visą struktūrą, kaip laiko senamiesčio, kur vaikščiom. Vanduo skaidrus čia nais aplinkui. Didžiausias Eglė urvas čia nais yra šitą mieste. Tai visa šita patalpa pasirodo ir yra cisterna, jinai čia greičiausiai užsipildydavo, dabar čia yra kaip takas padarytas metalinis, vat, žmonės ir pinigėlių įmetė. Toks yra apžiūrėjimas čia nais. Į rūsį nusileidimas. Matosi iki lubų užsikaupė per visą tą plotą. O šiaip įdomu aplankyti ir atsivesinti karštą dieną. Pasiskaičiau, šitas urvas yra 16 amžiuje žmonių iškastas. Jo forma nėra kažkokia tai apvali, nereguliari, nes iš kitų urvų sujungtų, išgražinta ir čia rinkdavo vandenį pavasarį. Gerimą vandenį ir miestui tiekdavo. O šiaip labai daug cisternų mieste visokių, nes čia karščiai dideli. Ir va taip viskas atrodo čia nais tuom turi žymi šitą vietą, bet tikrai vėsu ir faina labai čia nais, tai nesinori net išeiti. Dar viena panorama labai graži, kur matosi į miesto bažnyčią. Dar viena bažnyčia. Labai graži. Eglė, užeinam į vidų? Trumpai tik tai. Pasižiūrėsim. Tiek bažnyčių dar nesam aplankę. Esam labai daug Italijoje, kai būdavom. Kiekvieną miestelį lankydavom. Na, bet tiek krūvoj tikrai per trumpą laiką. Viskas taip senoviška, matosi. Matėjai paskutinį suolą sėda, nusikaltus lamūga. Vat kokie grožiai čia nais. Kur be pažiūrės visur gražu, net nežinai, kuria pusė eiti. Šitą miestą galima iš tikrųjų atvažiuoti ir ilgesniam laikui, pasižiūrėti. Bet nėra jūros, ką labai čia reiks. Taip. Einame į katedrą ir grožimės miestų. Paskaityk, Eglė, ką nors apie katedrą. Pasidomėk. Eglė paskaitys, atsiversim, kad būtų biškelį įdomiau. O, bokštą jau matau katedros. Graži bus viduj, manau, labai. Ir vėl, žiūrėkit, pabėgsiu, parodysiu dar kartelį panoramą čia. tą nuostabią arką tokia praėjimui. Beautiful. Tikrai išskirtinis miestas, ne? Vat, išlindom į katedrą, Eglė paskaitys truputėlį. Katedra pastatyta 1230 metais Apulijos romanikos stiliumi ant aukščiausios Civita kalvos tarp Sasi rajonų, buvusios Normanų pilies ir paleokastristinių pastatų vietoje. 62 metais suteiktas Mažosios bazilikos titulas. Yra varpinė, labai stilinga vakarinė fasada. Žodžiu. Panoramą į šitą visą miestą atsiverėt tenais, tai gražu. Štai taip įėjom, 3,50 €, vaikams suaugusiam ta pati suma. Ir relikvijos saugomos visokios. Manau, kad bus labai gražu viduje, pačioj katedrai. Paveikslų galerija.
Silver and Gold. Karūna. Čia ir bažnyčios sakralams laikyti. Yra požemiai. Parodyti, kaip buvo. Galima, aišku. Žiūrėkit, kaip gražu. Didinga viskas labai atrodo. Žiūrėk, eglė. Eglė, žiūrėk, kaip ten gražiai. Padarysiu platų kampą, kad matytųsi viskas. Oho, kiek čia darbo įdėta. Labai įspūdingai atrodo viskas. Praėjimai ir gatvės vienas už kitus įspūdingesnės. Štai tokie vaizdai. Restoranas su panorama, šeimyna. You think you're lucky, but it's Vaizdelis. bad because then you can't. Patys matot. Ten toliau urvai matosi. Something, but you can't because you don't. Čia miestas. See, kalne. not here, it's out here. Čia vaikščiant tai vaizdai vieni už kitus įspūdingesni. Žiūrėkit. Šventyklų. Tikrai šitas miestas viena iš tokių rimtų rekomendacijų pasigrožėti. Tik tai, kad karštis labai pliekia, 34, tai su vaikais nėra lengva ir patiem karšta. Labai betakis, ką matai, atperka vaizdą. Čia nais ir viršų dar greičiausiai palipsime. Čiesa di San Pietra. Taip, pro šoną ir eisim dar į kalno viršūnę į viršų. Štai tokioj panoramai bažnyčios įsikūrė. Filmuosiu šiek tiek. Wow. Čia gražu. Gera labai aura čia įėjus. Tas akmuo taip didingai atrodo. Dar kai pagalvoju, kad kalnuose taip. Taip gal geriau matysis. Lubose ant medinių perdangų yra piešinys 13 amžiaus, kaip Jėzus Šventam Petrui perduoda bažnyčią ir Švento Pauliaus atsivertimas. Kuris veda į tuos urvus. Tiltelis, kuris veda į urvus. Mes turbūt neįsim, bet vat iš visur matėsi tie urvai ir žiūrėkit irgi kryžiai viršui. Čia ta bažnytėlė, kurioje lankėmės ir dabar einam į šitą įspūdingą vietą. Casa Grota. Vat į šitą.
Čia po muziejų vaikštom, čia po bažnyčią yra gyvuliams laikyti. Tokia erdvė. 14 eurų kainavo 4 žmonėms muziejus. Mažas muziejukas buvo 14 eurų už 4 žmonės. Parodyta, kaip gyvena. Virtuvėlė. Paskui paroda, kur gyvulius laikydavo. Po bažnyčia čia steiblai buvo, va čia va greičiausiai šone. Ir rūsių sistemos. Lipam į viršų. Madona Idris, užlipam į pačią viršūnę. Nu, čia vieta tai spūdinga. Va tokios panoramos atsiveria. Čia per visą šitą miestą taip gražu, kaip vietiniai gyvena, lipi iš vieno kalno pusės į kitą. Aišku, tų laiptelių nemažai. Pažiūrėkit, va tokia architektūra visur. Labai gražu. Arba galima viršuje apeiti tą miestą iš viršaus panoramų pasižiūrėti. Na va, tokią terasą atradom. Terasa Kavalierė. Vaizdas, tai žinokit, chebrytė. Eglė, sumušam visi. Įpilk miglutę man drinko. Atsuk, aš palaikysiu. Susimušim šeimyną. Limonado itališko. Gerai, sumušam visi. Už vargą, kurį nuveikėm. Matėja buvo jau... Už vargą, už pykčius, už viską, už mūsų šeimą. Nelengva su vaikais. Ir patys pavargstam iš tikro, bet labai gražus miestas, Matera. Ir su tėvais nėra taip lengva. Su tėvais irgi nelengva. Visiems užeina fazės. Nelengva ir su vyru nelengva. Bet... Fazėm užeina, bet labai gražu užtat. Čia visos vietos, kur lankėmės, ten ta bažnyčia va tenais už Eglės aperolę, ten ta katedra matosi. Čia va tokioje panoramoje. Ir šiaip nėra iš tikro brangų kavinukiai. Patiekalai 8, 9, 10 eurų, va gėrimai bus kokie 3-4. Tai labai viskas super. Jeigu norėsit, čia galite ateiti. Terasa Kavalierė. Miglė Cezario salotų pasiėmė, o Eglė paėmė Aperol špricą. Sūrį ir mozarelos rinkinį. Aperolį tik tai siurbė. O mes savo skaniai valgom. Matėja paprašė čipsų, tai turėjome omeny, kad bulvytės bus, o atnešė tikrų čipsų. Tai biškį prasimėtam. Na ką, pagaliau atvažiavom į Sorento miestą. Eglė, atsisuk. Kampanijos regione, išvažiavom iš Apulijos, prakeliavom ir į visai kitą regioną atvažiavom. Tai šitas miestelis 15 000 gyventojų, įsikūręs ant kalvos ir yra dar sakoma, kad balkonas į jūrą. Matot kokios uolos, kaip viskas atrodo, kalva tokia didelė ir buvo ir šito kamščio nemažai, žmonės važiuoja čia ilsėtis. Aš tai labai noriu pažiūrėti, kas čia yra, nes labai visi išgirta yra, esam šiaip pavargę. Kažkaip vis tiek daug laiko ir mašinai praleidžiam su vaikais. Tai dabar gal 3,5 valandos važiavom. Bet kažkaip jautėsi kaip 13,5 ir tas karštis savo duoda. Ir dabar karšta, iš tikrųjų apie 29 laipsnius. Tai... Nu, pažiūrėsim, labai noriu pamatyti ir tą Amalfio visą pakrantę, nes labai išgirta. Amalfi pakrantė. Ja. Taip. Čia net šita, man atrodo, kaip Neapolio įlanka vadinasi. Tai pasiėmėm viešbutuką 2 dienom. Kainos, tai žinokit, aišku, mes čia paskutinę minutę viską imam, nes nežinom, kur sustosim, ką darysim, bet dabar žiūrėjom, aišku, su baseinu, kad vaikam būtų pasimaudyt. Tai 2 dienom 580 eurų. Ir čia jau toksai, nu, sakykime, jeigu... Aš tai sakyčiau labai vidutinis. Vidutinis, jo. Nes šiaip į tokias keliones turbūt, mes šį kartą leidomės, nes tikrai norėjom pabūt kartu, nes turim iššūkių, bet šiaip tai turbūt į tokias keliones, tokiam kaip short break'ui, sakyčiau,
turbūt suaugusiam važiuoti. Jo. Nes aš nežinau, ar tiem vaikam bus tiek įdomu. Pavargo vaikai, nes sako, palikit mus viešbutį, mes maudysimės, eikit, darykit, ką norit. Gal iš tikro taip ir padarysim, pasižiūrėsim, ar tas baseinas toks fainas, tai jeigu ten bus fainai, gal pasibus vaikai. Jau yra, žinokit, pats noriu biškį pasitrint ant gulto, pasidegint, visi nudegimai atsileido. Tik tai gal nuo keliavimo, nežinau, man kažkaip kojos tinsta. Ir šiaip nuo karščio pastebėjau, senstu kem 2 metai, bet tinsta kojytės, o dar jeigu angliavandenį užkertu, pasikaupia vandens, tai net maistą turiu stebėti. Čia sukinėjasi jums, kad matytųsi geriau. Tai vat. O rytoj pranešim, ką darysim. Montuoju toliau video. Žinau, kad tėvai žiūri, tai ir dėl tėvų, ir savo, ir Eglės. Tai vat. O kaip sakant, kadangi video žiūrėsit, jeigu nepatinka ir nežiūrėkit, išjunkit. O jeigu patinka, tai tada dar... Tada dar keliauti. Ja. Ir pakomentuokit, pasubscribinkit ir gal kažkam padėsim kelionį. Gal į Australijos dykumas varysim. Ai, gal rasim kokį butelį vandens, paieškosim. Į Australiją challenge varysim daryti. Kągi, atvykom į savo viešbutį. Nuėjom iki parduotuvės biškį. Parodysiu, kaip šiek tiek atrodo teritorija. Šiaip esam patenkinti, dabar net nuotaikėlė pakilo, nes čia prakeliavom visą dieną ir šiaip truputį nuovargis jaučiasi. Vat, karparkas toksai, restoranas ten, baseino pažiūrėjom. Viskas geram standarte, fainai labai. Ir panoramą, sakė, gražiai pafilmuosiu. Einam į mašiną, chebra. Pasimsim daiktų, dar turim savo laivadėžiai. Matė, ateik, paimk tu maišelį. Pamiršau, kur namą. 105. Ir žiūrėkit, koks saulėlydis gražus. Iš tikro, ten Sorento miestas šone. Mes čia 3 km nuo Sorento, bet čia irgi miestas, nežinau, gal priemiestis koks šalia jūros esame. Va toks restoranėlis, pusryčiai čia būna rytais. Ir vakare lakartė. Aišku, susimokėti reikia. Bet iš karto va šitam regione, kuom skiriasi nuo Apulijos, iš karto žalumos matosi daug. Žolė tikra nupjauta. Ten viskas taip apdžiūvę buvo. Ne taip kaip saloj Korfu, bet irgi padžiūvę. Ir čia iš tikro jaučiasi, Eglė jauti, drėgmė tokia biškė, ne? Drėgmė jaučiasi. Panoramos bus gražios. Čia šiaip gražiai iš tikro viskas papuošta, labai taip kauzi su žalumynais. Ai, klausim apie šitą medį. Piko, a ne? Medis vadinasi šitas, nes ir kelyje važiuodami matė. Pilo, piko. Pino, bet jisai, matai, čia yra pavadinimas ir lietuviškas, tik reikia išsiversti. Apie 200 metų šitą medžių ir važiuodami matėm tokių gražių medžių. Man atrodo, šitų. Pušis. Čia pušis? Taip. Nežinau, pasižiūrėsim, išsiveršti. Gal ir pušis, bet forma tai visai kitokia, nepanašu į pušį. Ten baseinėlis yra šonė, o čia tokie šalia namelį. Šalia tai yra namelis atskiras, visko ko reikia. O kaina irgi labai buvo gera. 4 sumokėjom 485 už 2 paras. Su baseinu, su pusryčiais, tai tokį value for money. Jaučiamės, kad gerai paėmė. Ir dar paskutinę minutę viską mes imam. Čia vat sėdim, restoranas toksai. Šiaip gražu labai. Ir pusryčiai tenais bus. Ir kainos tai nepigiai. Šiandien picų vakaras, tai picų pavalgysim. O šiaip tai kainos restoraninės tikrai, bet man tai jauku čia nes labai. Skau pasiilgom žalumos, nes visur buvo padžiūvę. Ir atėjom, sako, rezervaciją turit, stalai tušti. Gali būt, kad čia dar tik atei žmonės. Ne? Na ką, pagaliau išsiruošėm į Sorento miestą. Nuo pačio ryto pragulėjom paplūdimį. Turim šventę šiokią tokią. Eglės jubiliejus. 30 metų. Pagaliau.
Tai išvesim Eglės jubiliejų, einam pavaikščiot, pasirinksim kur sėdėti. Išsirinksim pačią geriausią vietą iki 20 eurų. Už 4. Leidau už 4 iki 20 eurų išsirinkti pačią geriausią vietą. Ne, pasižiūrėsim iš tikro kur nors gražiai pasėdėti, pavalgyti. Mašiną radom, susiparkavom už 3 valandas, jo. Tai jeigu trūks, reiks bėgti iki mašinos, turbūt parodysim, kaip miestas atrodo, bet kai važiavom, kažkas su mano telefonu yra. Neina kameros pakurti, reiks nešti telefoną taisyti. Pasiruošus? Suruošus. Ką? Šventimui? Aha. Einam aišku ne vieni, mes turim dar čia Porą. šeimos narių. Dainuoja visą kelią. Labai panoraminiai vaizdai gražus buvo, bet nelabai kur yra stoti. Policija stovėjo, norėjau pafilmuoti, bet rytoj gal ryte bėgiosim su Egle, tai pafilmuosim panoramos, kiek šiandien dar spėsim. Štai čia pati pradžia miesto, toks parkas pasitinka. Labai gatvelės iš tikro siauros, mašina siaurai važiuot. Čia tai platesnė tokia, pėstiesiems mažai kur yra eit. Čia dar visai gerai. Ir iš tikro daug labai viešbučių gražių matosi ir Mišelino viešbutį praėjom su restoranu. Tai čia gerai motoroleris. Galima išsinuomoti, siūlė 50 eurų su mašinos teisėm arba Vespa 60. Tai vaikai labai norėjo, bet vis tiek praleidom prie baseino, prasilsėjom. Užėjom pasimti atsigert, pamačiau Slushį perka. Tai nupirksim čia kažkokie citrinų parduotuvę. Can I pay card, please? Visa parduotuvė citrinų pardavinėja dirbiniais. Tai ir Slushis. Citrininis Eglė Slushis. Įvertinkit, čia jūsų dovana šiandien gimtadienio proga. Ačiū labai. Ne, čia pradedu taip stebinti. Gerai. Viskas nuo šiol. Eglė. Viskas nuo šiol, tik tai itališko. Slushis, žiūrėk. Gėrimas itališkas. Ir kola Italijoje gaminta. Štai taip atrodo centras, Eglė. Sveikinimus priminėja. Va. Kažką turi Eglė įsivedus, nežinau. Bet matosi irgi žmonių nemažai. Iš tikro dabar oras tai toks neblogas, kokie 28 vėjukas biški prapučia, bet dušnumas šiek tiek jaučiasi. O, parodysiu gražią vietą, matau panoramas žmonės darosi. Oho, kelias papučia. Štai taip. O kur Lietuvos vėliava? Nematau. Iš tikrųjų patiems tos video po to fainai žiūrėti, nes ten, kur buvom atostogų pradžioje jau Albanijoje, tai labai gerai prisiminti įsijungiau. Atrodo ir miestų pavadinimus pamiršau, kur fainai buvo. Tai nežinau, jei kažkas keliausit vis tiek, bent jau vaizdą galėsit susidaryti, bus, manau, visai fainai. Kuom garsėja? Citrinom. Šitas miestas, sakė Eglė. Tai tiesiog yra miestas citrinukas. Nu, citrinas iš tas taip miglutė, tu neskaitėjai. Matėja, sakė, jo. Gražu. Eglė padarė researchą ir sakė, kad citrinų miestas pavadinsimės jį. Pasiėmėm tą didelį Slushį, bet labai jau saldus, čia keturiese neįveikėm niekaip. Eglė, tai aš pasidomėjau tikrai, tu buvai teisi. Ši vietovė garsėja citrinom, limoncello, likeriu. Tai ten buvo, šiandien gersim limoncello, mano? jeigu nesupratai, ten buvo limoncello parduotuvė, dėl to ir gavom citrusinį, kaip tai, Slushį. Taip, viskas supratau. Tiesa, šitas miestas garsėja kvapą gniaužiančiais vaizdais. Dabar turit visi užgniaužti kvapą, kai einam. Eglė, užgniauž kvapą. Užgniaužiau. Gerai, kad pasakai. Gerai. O, panoramkė, einam. Pasižiūrėsim ir jau turim 20 sekėjų ir sekėjams savo parodys. Ai, tu čia ant laivo? Ne, ant laivo, juokauju.
Pajuokavau, žinokit. Tikrai vaizdas labai gražus, kartu vat ateisim. O, kaip žmonės čia deginasi. Tos olos, kur matėm iš toli. Saulėlydis bus labai nuostabus. Laivą net turim kokį senobinį. Paplūdimio kaip ir nėra, tai vat. Bet man tokie patinka, Eglė. Neišsismėliuoji nieko. Nu, neišsipūrė. O kur maudytis? Ai, va, lipa ten apačioj, matau. Fainai, nežinau. Va, ten yra mažas paplūdimėlis. Bet tos uolos tai įspūdingai tikrai atrodo ir ten restoranai yra. Kažin ar vietos tokiuose gausim, nes kaip supratau, kad Italijų labai mėgsta rezervuotis. Ateini tuščią restoraną ir klausia, ar užsirezervavę. Prasėdi 2 valandas ir tie stalai vis tiek neužsipildo. Taip pat iš čionais matom Vezuvijaus kalną, vieną garsiausių pasaulyje. Paskutinį kartą išsiveržęs 1944 ir yra šalia Neapolio miesto. Radom menininkų sieną. Saglė. Oi, paliečiau tavo krūtį. Pirmą kartą. Ėjom ir priėjom senamiestį. Kalną, lipsim, apžiūrėsim. Gražiai atrodo. Eglė irgi semžino. O, čia gali būti, kad varpinė matosi Švento Filipo ir Džeimso katedra. Katedros varpinė, o gal ir klyst, nes mačiau, kad yra katedra toj pusėje. Labai gerai, kad atsigavom prie vandens, prie viešbučio visą dieną, nes jaučiasi, kad jėgos atstatytos ir galima toliau mėgautis. Eglė irgi atsigavus ir... Jo, aš tau leidau. Čia sukinėjus parodyti. Vienas dalykas geras, kad išsivežiau visą tašę rūbų, bet jau apmažinę stipriai, o vis tiek naudojau tik 3 maikutės. Turėjom skalbenkę, LTV. Žalia, pilka. Sakė, matėjo tos pačius šortus kiekvieną dieną. 3 savaitės, sakė, su tais pačiais šortus. Ir su triusikais tais pačiais. Triusiko irgi nekeičiau. Matė, su tais pačiais triusikėliais variau. Va, katedra šita. Švento Filipo ir Džeimso. Parodysiu, kaip atrodo. Tai labai gražu viskas. Katedros iš tikro visur žiauriai gražios. Čia bokštas, tai taip miesto buvo. Čia šita gatvė senamiesčio centrinė gatvė. Čia jom gatvelėm pirmai, o dabar vat išėjom į tokią šalia katedros centrinę gatvę. Štai taip atrodo. Gana ilga. Vaikai išalgo, sakė, kokį sneką pasiims Amsterdamo bulvytės. Paragausim. Kaip, Eglė, apibūdintum tos metus jubiliejaus sulaukiai su manim? Kankinė kokia, ne? Ir paklausysiu, pagavai mane. Tai muzika groja romantiška kažkaip. Mūsų jubiliejus neužilgo kelių dienų, ne? Poryt. Atsiminkit poryt. Kaip aš vertinčiau, visko buvo. Bet thanks God, viskas gerai, gyvename, fainai. Va, jame 2 Du kleckai. mūsų stebukliukai, viskas labai fainai, žiauriai laiminga. Laimingas aš irgi. Vaikai, nepasakyčiau, šiai dienai nusibodo su mumis keliauti, bet mes toliau vis tiek keliaujam. Sakant, turi išmokti prisitaikyti. Žiūrėkit, kokie skanūs ledai. Sultį šviežia spaudžia. Norit gal sulčių ar ledų? Pasiemam vieną. Nenori tokį pasimti. Čia ledai vidai. Jo, nori tokį. Gražiai patikta labai. Jie nori? Jo, galim paragauti. O kaip skaniai patikė. Vienas braškių Matėjos, vienas pistacijų. Ilgai tarėsi, 10 minučių sprendė kokius ledus. 10. Gerai, 4 minutės. Niekaip nesusitarė.
Matėjai netinka, kad pistacijas ant viršaus. Miglė braškių nenori, Matėja nenori pistacijų, bet sumaišėm ledus. Užėjo Meglė nori nachaliavai limoncello paragauti. Saldainiai čia. Žvalgosi, kur čia už dyką dalina. Oh, thank you. No, I don't. This is alcohol? No, thank you. This is out. No, Limoncello. to palaižyt bent jau. Skanus, ne? Nežinau, to nelabai aš to lemono pajaučiu, aš tau pasakysiu atvirai. Ateikit, Eglė, norit saldainių paragauti? Lemon candy, lemon almond chocolate with limoncello. Thank you. Almond. Nori, Matėja, ateik paragausi. Thank you very much. Thank you. Nu, aš jums pasakysiu, labai gražus marketas iš tikro. Gražios kavinukės, šiaip labai jauku. Vaizdas akims gražus, čia gatvelės tai tikrai siauresnės negu kitose. Čia irgi visur viskas su citrina iš šito regiono. Eglė dovaną žiūris gimtadienį. Jo, jau beveik. O, prie išsirinkau. Vespos savo. Ar nupirksime? Gerai, dovanoju. Štau. Atsiminsim. Tėti, duok. Pasimk šitą ir citriną. Tėti, duok kortelę. Labai gražu, atsiminsi, kad iš Limoncello miesto 40 savo jubilėjaus progą. Tai palengvinai man viską. Vieną pacientą. Nesu nei vieną gimtadienį taip pigiai išsisukęs. Galiu vieną kėdę. Leidžiu dar vieną. Aš tokia yra labai graži. Aš šitą noriu. Irgi tokį patį. Grįžom iš šitos gatvės į pradžią miesto, kur vėliavos filmavausi. Eglė žino kažkur aikštę gražią, kur restoranai yra. Tai labai gražu. Ane? Vėl tą bokštą matom. Nu, tikrai turistiškas miestas. Ir labai gražiai žmonės visi pasipuošę, neperlenkia lazdos. Labai šauniai, vasariškai. Ane? Išėjom šiek tiek į šoną. Čia mačiau kažkokią tai panoramą pafilmuosiu. O man tai visų atostogų metu motociklai tik tai akyse. Dukačiai, itališki. Aš ir pats ir turėjau, ir dabar turiu. Man labai gražus itališki motociklai, visur seilę varvinu. Akį traukia, net nereikia būti specialistu. O parodysiu. Čia ir viešbučiai, yra daug viešbučių labai gerų. Čia 4 žvaigždučių matau įsikūrę va tokiose vietose. Pažiūrėkit. Po tiltų. Ten restoranas viršui čia. Po skardžių, va taip. Tai atitinkamai ir kainos pagal vaizdą, kaip viešbutis turi. Šiaip labai gražus miestas, toks daug žmonių, bet gal gerai, kad apsistojom ne pačiam mieste, nes ir ramiai norėjosi labai pabūti. Ir manau, kas mokat planuoti kelionės iš anksto, tai tikrai galit gerom kainom užsisakyti. Mes, kadangi paskutinę dieną visada užsisakinėjom, tai ir sumokam ekstra. Ir jau žiūrim iš to, kas lieka. Ir aišku, reikia nepamiršti, kad 4 esam, tai daug variantų labai atkrenta visada. Ėjau skersgatvį, pamačiau gražų kiemelį. Toks autentiškas ir turbūt ne veltui iš karto akį patraukė, nes lentelė uždėta. Mažas, 18 amžiaus namas. Saugomas turbūt yra. Tai pirmą pamačiau kiemą, po to tą lentelę. Labai gražu. Šiaip daug labai vietų gražių, kur galima. Čia irgi Benieros House, 13 amžius, Norman Romanesque style with polychrome tars. Nežinau, ką tai reiškia, bet žiūrėkit irgi kiek namų sužymėta turbūt turistams lentelėmis. Ir labai įdomiai šitam mieste medžiai visi
priklijuoti tokie lapeliai sužymėti skaičiais, nors ir mažas medelis šalia gatvės irgi sužymėtų. Štai taip galit kartu keliauti su mumis. Čia sakė Eglė Belenkai. Showroom Modern Inland Woodwork. Ai, šitoj šalyje, Eglė, šitas miestas garsėja medžio darbais, tai čia būtent tradiciniai jų yra dalykai. Čia vienas iš amatų, ką jie daro. Dėžutės. A, su muzikėlėm. Ne? Kaip gražu. Woodwork čia šitame mieste. Limončelo ir va šitie dalykai visi, dirbiniai. Šiaip labai gražiai atrodo, išblizginta, padaryta. Čia žmogus pats daro šitos visos. You made this? Yes? All of them? Or everything was here? Jisai pats menininkas. Rusija. Gavau pavyzdį. Viską šitas žmogus pats padarė. Viską, ką čia matot, šitas žmogus savo rankomis padarė. Čia papasakoja, kad iš šito medžio Ashwood daro angliško medžio. Sudeda daug tokių 12 lapelių, pjauna su mažu peiliuku. Šita dėžutė 100 pem, 200 eurų. Ir mažą gamyklėlę turi. Labai. Net baldus vat tokius gamina, sakė, didesnius. Labai gražu. Fainai, labai papasakojau, išjungiau kamerą, nenorėjau į akis filmuoti, bet visai drąsus buvo vyras. O, čia irgi pastatas, vat, Korelė Mansion in late Gothic and Catalan tradition, 15-16 amžiaus. Kaip skirtingi architektūriniai vienoj gatveliai, kaip skiriasi. Nu, čia tokia visiškai meniška gatvė. Tai įsivaizduokim, kiek tie baldai kainuoja, ten turbūt kokie 3000 ta spintelė, nes gal net daugiau. Jeigu tos dėžutės mažesnės 150-200. O, Eglė, restoranas, žiūrėk, Brasa. Kokteilių baras, restoranas. Einam pasižiūrėti? Va, yra, pasižiūrėsim. Pasižiūrim, ką jie čia turi. Čia mums nereikia eiti. A, ne? Jo. O, kainos, va. Appetizeriai 14, 16, saidai 7. Nu, kaip restorane. Kepsniai 27, o šiaip patiekalai nuo 15 iki 30. Labai gražu. Su muzikytėm restoranai. Dviese. Negavom vietos. Muzikos nors paklausėm, tai einam kitur ieškoti. Radom kavinukę skersgatvį, tai atsisėdom palaukti. Staliukų nėra čia. Ir ten šone vat staliukai. Gerai įvertinta, Eglė jau researchą padarė. Sėdi ir researchuoja. Visada labai stovi, atsiprašau. Labai sunku visada išsirinkti. Kokį staliuką gavom. Gracija. Kaip gražiai restoranas. Gatveliai skersgatvį, manau, bus puiku. Labai fainas restoranas, kainos labai geros iš tikro. Mainai 15-20 eurų, o starteriai apie 12-15, bet viskas su jūros gerybėm. Ir gėrimai, vat, pavyzdžiui, čia perolis 7 eurų, o viešbutį 12. Tai čia tai restoranas, ne? Taip. Patenkinta? Labai. Kalsim visi dabar tokių mylų, kad aš jau net išrinkau, pasakysiu ką. Mes valgysim peppered mussels ir king prawns and spicy sauce. Aš dar meino nenusprendžiau, gal žuvį. Miglė steiką, Eglė makaronų su jūros gėrybėm, o Matėka steiką, ne? Maistą ilgokai nešė, bet vat, štat kokį gavom. Aš dar savo dovanas noriu. Ir muselis. Pakabukus. Kaip pakabukus? Jubilėjaus proga gavo Ne vieną. Ir bet du. vieną tokį, Ir kitą tokį. Vespa. Sėdėjom, pavalgėm,
Maisto laukiam daugiau nei valandos. Užsakiau italų šeimos restoranas, labai gerai įvertintas, užsakiau tortą su žvakutė, tai įsivaizduokit, sugebėjo ir tą neatnešti. Tai niekad nepalikinėjau reviu, palikau vieną žvaigždutę. Tai buvo psichika. Eisim ieško dabar pyrago. Labai gražu vakare. Tik vieną supratau, kad dukros jau auga, nes visą vakarą tik apie bernus šneka. Ir ką tik pro italų berniukus praėjom, tai sprendė, į kurią žiūrėjo. Į Miglę žiūrėjo. Matėja sakė, į ką žiūrėjo? Miglė labai myli visus bernus, ypač Dovydą. Dovydą kažkokį myli Miglę, sakė. Kas tas Dovydas? Matėja myli Majų, kuris... Majų? Kas tas Majus? Ne Dovydas sakė. Matėja myli Majų, kuris užsirašė F-raidę ant savo batų. Pasakok viską. Kur buvo? Sakė, buvo online dating ant Roblox. Ant Roblox'o deitino. Matot, galima dabar Roblox'o žaidžiant deitinti. Grįžtam tais pačiais maršrutais, einam dar pasitrint po miestą. Fainai labai pasėdėjom, pasijuokėm vieni iš kitų. Su gimtadieniu. Ačiū. Žvakės neturėjo, bet sako, kadangi gimtadienis, tai padarė nuolaidą. Patys neprašėm. Su gimtadieniu. Ačiū. Buvo paragauti man. It's my birthday. Čia ledai? Čia ledai, žinau. Ai, tai Čia bus sunkiai. gerai, sunkiai. Nematysim, duok nors nuvišų. Nice, Matėja. Atėjom į tą pačią naktinę panoramą. Atšventė gimtadienį. Migliai darom boyfriendui nuotrauką ateities žentui. Parodysiu, kaip naktį viskas gražiai atrodo. Iš arčiau ir manęs ne iš pačios fotkinti. Ir tėtis, kas būtų fone. Čia bus kažkas geriau, palauk. Eglė, kad tėtis fone būtų. Labai gražu. Čia pačioje ir dar kaip ir restoranas, matos. Laivas tą, kur matėm, kaip gražiai. Vienu žodžiu, labai gražu. Čia vyksta fotomodelių sesija. Dabar Eglė nori nufotkinti. Va, parodė, kaip reikia mamai fotografuoti. Kaip su chalatu stoviu. Kaip su chalatu nufotkinu. Tokios nuotaikėlės. Pa šeimyną. Dar pašokit. Galiu pasakyti vieną dalyką, jau žinau, kaip pralinksminti šeimą. Pavalgyti skaniai nuvest. Pailsėti prie baseino, išsimaudyti visą dieną, nieko nedaryti. Tada pavalgyti, ledų nupirkti. Ir fotosesija dar. O. Žiauriai gerai, savo draugams galėsi nusiųsti. O, kaip gavosi, pagavau aš. Pažiūrim. Ne, taip fotkink. Taip tiesiai, gali taip priešais. Nu, Ai, rodyk. iš ten. Ne, iš galo, bet... 1, 2, 3. Parodyk. Ne, nesigavo. Gerai, Žiauriai gerai. nemokė. Dar vieną. 1, 2, Nu. 3. Ne. Žiauriai atsitūpusios gavosi. Nereikia. Davai, paskutinį kartą. 1, 2, 3. O tu žinai, kad galima laikyti mygtuką? Va. Tu nemokė. Gerai. Sakykit gerai. Dar vakarinių vaizdų šiek tiek. O, atsiprašau.
Egle, biški pasiklydom, ką? Vedėjai mašinos, nuėjom į panoramkę, sako, čia pakeliu, pasirodo visai Kom visą ratą. į kitą pusę. Aš pirmai sakiau, kad čia neeinam ten. Grįžom prie tos pačios parduotuvės, kurią 3 kartus praėjom. Nu dabar čia tikrai. Tikrai čia, na. Čia mamai dainuoja, Matėja. Taip, gražiai. Koks gražus viešbutis iš lauko, 5 žvaigždučių. Kas norėsit, va, Ara Maris. Kokios 3 štukytės. Ir galit naktį praleisti. 10 mažiausių algų. Tai kom Lietuvai naktis. Einam čia. Štai tokia irgi graži labai panorama. Čia irgi restoranėlis. Tokiu vaizdu. Vakarinių tikrai galima rasti labai gražių vietų. Mes centre pasirinkom, kur mums tortą pamiršo atnešti. Bet čia nais jau, man atrodo, ar ne Mišelinas čia ir buvo restoranas. Eglė, čia Mišelinas ir buvo, man atrodo. Jo, čia va šituo vaizdu Mišelino restoranas. Loreliai vadinasi. Ką, išsiruošėm bėgti. Eglė, kiek keistoka avalynė šiandien. Eglė, jūsų avalynė biški baugina mane kaip bėgimui ryte. Ką? Gerai. Išbėgom su Eglute pasibėgiot. Labai karštas jau. Kokie mieste, reikia pasakyti? Sorento. Sorento mieste. Italiano. Esame pačiame krašte jau šio miesto. Ir matosi nuo čia ir Vezuvijaus kalnas taip gražiai. Tai labai gerai jaučiamės, pasiskaidrinom optiką ir užteks, bėgam toliau. Gera labai, ne? Šaltas vandenukas su citrina. Turim ir latte macchiato. Italijai, jeigu sakai latte, tai pieno profinto įpila. Tai jau esam ne kartą pasimokę, reikia sakyti latte macchiato. Mūsų gulbė, kaip čia, baisusis ančiukas, nes tamsi. Gulbė tai balta būtų. Skanaus. She'd take the world off my shoulders if it was ever hard to move. She'd turn the rain to a rainbow when I was living in the blue. Why then, if she's so perfect, do I still
Perfect don't mean that it's working, so what can I do when you're outside in my mind? 'Cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine and said I move